Pasiliek. Primena tą tavo kristalą, na, kur turėjai? Ką ten rodė? Ką? Va, užėjom iš tokio pastato. Mes matom, kad yra takelis ir artėja užrašas skulptūra žvejo dukros 400 metrų. Nu, tai mes irgi lipsim juo, nes mes turim tokį tavimą, kad Martyną rasim prie skulptūrų. Ta keliu mes einam. O, kaip fainai. Nu. Va, kokios pušys, kaip gražu, šiandien saulė šviečia, debesiukų nėra. Skaitosi, čia reiktų saulėti pažiūrėti. Bet mums nusprendėm, kad per vėlu, nes vaikam reikia miegoti. O, nukrisim dar. Šventosios uosto nautofonas. Kas tas nautofonas? Sirena, kuri jungiama tam tikrais intervalais. Ok. Dar šiek tiek informacijos čia, kas norite pasižiūrėti. Bet įdomu, kur iš čia yra. Dabar truputį bėgimo. Ir keliaujam, pasižiūrėsim, kur tos skulptūros. Dar ir pačią jūrą pamatysime. Tai saulė eina mūsų mačiutė. Mano mama labai gražiai atrodo. Gal ras ką įdomaus? O gal mum ir pamojuos, jeigu pakviesim? O gal ir ne? Va, saulė šviečia. Einam, pasižiūrėsim, ką mes ten matysim. Skulptūras matom. Ir saulė nieko nesimato. Bet vaizdas, pažiūrė. Kopos. Oho. Ir ką mes ten matom? Martyną tolumoje. Ir va keliaujam, kur tas mūsų Martynas pasislėpė. Čia pasirodo yra tokia apžvalgos aikštelė. Pažiūrėsim, ar Martynui patiko. Nepadariau, nes tu dar nenuėjai. Nori pasidaryti nuotrauką? Einam į eilę, ne? Eik, nufotografuosim tave. O, čia toks žaisliukas, kur nuo laiptų krenta. Įsipirkom už 50 centų. Biški sesė palaužė, nes sesė labai norėjo pažiūrėti irgi, kas čia yra. Taip, nu dar skulptūras, va, pasižiūrėjom. Pareiname mes. Nu, palauk, tu vai, čia tave užfiksuosim, reikėtų truputį. Nu, dar ką nors kitokio padaryk. Per vidurį, aha, irgi taip rankas pakelk. Nu, gerai, einam.
O močiutės, kur tai einam ieškot? Man atrodo, jos tenais nuėjo. Ateik, einam. Tos vietos. Tiesiai ir į kairę, jo, iki ten, kur žmonės sėdi. Žiūrėkit jūrą. Saulė, jūra, kopos. O dabar čia Martynas sėdi. Žiūrėkit, aš čia taip krato. Pažiūrėkit. Nu, Martynai, kaip? Ką ten rodė? Ką ten rodė? Tai mes esame Asmenukas, ar buvo labai smagu. Pasalaiktus visokius. Nu, kokie čia žaisliukai yra? Pakabuko tu nori? Nenešiuosiu tu pakabuko. Primena tą tavo kristalą, ne? Kur turėjai? Bet remetės tuo pačiu. Vat man trūko mama. Tik nenešiuosiu, zuikio apyrankę gisiuliau. No. Tai čia visokių va medinių yra, taip? Einam, Martynas. Pasižiūrim dabar šiek tiek visokių dalykų. Žiūrėk, pasižiūrėk. Insert point to play. Čia, supranti, reikia įmesti monetą. Aha, tada. Ir tu čia kažkaip judini, tu turi nukirpti tą šniuriuką. Ai, ten tokia žirklė, su ten tik vienoje vietoje kerpa, nes ateik parodysi. Čia jos yra, kad... Nu, žodžiu, tik viena vieta ištrinti, čia, žodžiu, realiai neįmanoma. Nes čia esmė tame, kad visi sugaišti daug pinigų ir tada tiesiog norėtum žaisti. O čia visokių vat pramogų, ateikėm dar ten pasižiūrėsim, lipam čia. Mes laiką žiūrim, po to valgysim tipo desertų. Mes neįkime šito keliu. Aš nenoriu prie jūros. Jei prie jūros mes eisim čia pasižiūrėti, tik mes čia nepraeisim, mes turim truputį tenais pro kitą pusę. Mes ne prie jūros, mes čia tik truputį. Tai dabar mes nusipirkom labai skanių motiko desertų, kurių neragavom. Iš tikrųjų ragausim, kieno yra skanesnė. Pirmai, kai žiūrėjom, tai mes galvojom, kad skaniausias atrodė toksai triufelis su vyšniom. Ir dar pasiėmėm vieną labai skanų sūdytos karamelės. Ir kadangi vėl reikia palaukti 10 minučių, tai mes sakėm, apžiūrėsim čia esančius
atrakcionus įvairiausius.